Slikai, Benas ir po pirmo rato P1. Lis ar ne? 30% kokio kad lis. Kaip naujas variklis, Aurelijau? O, žinok, traukia žymiai geriau negu vakar. Galvoju, kad vakar tikrai trūko jėgos, dabar tai eina, tai žvėris. Matai, niekas aplink negali, nei Lambo, nei Audi, nei Mersas. Kas buvo, Mariau? Marija. Taip paleidau tai, kad... Jo, tai mačiau. Tai buvo bordas. Tai... Pagavo ir viskas. Ir tu jau... Po to keliai. Geras baitas šiaip ir geras. Taip, tai gražiai važiavai. Bet kiekvienas nelygimas prie tokio greičio... Tiesiog pagavo, po to keliai ir viskas. Ten jau daryk, ką nori, bet... Laikyk stabdį, bet viskas. Paleidžiam? Paleidžiam mašiną! Tai vyrai bėga,
Kaip keičiasi strategija? Dabar tai jaučiuosi gerai, iš tikrųjų, nes vakar buvo liūdniau gerokai, kai tas variklis išsiardė. Dabar mes tiesiog kovėmės, žiauriai kovėmės. Manau, kad čia laimėti Palangoje nesikaunant šiais metais tikrai neįmanoma. Manau, kad darė vairuotojai, ką gali, o kaip sakant, klaidos yra pamokos, tai nebus klaidų, tai nebus rezultatų. Sekėsi žiauriai su strategija. Sustot kūro piltis, keitimai, undercutai, pito darbai, sakyčiau, kad žiauriai gerai. Bet, žinai, kai jau tokie ženklai nuo pat pirmų savaitgalio dienų, ten motoras ir visa kita, tai aš sakyčiau, čia yra klėdesys realiai. Čia jeigu tada turbūt buvo ženklai, kad gal čia iš vis nereikia nieko daryti. O dabar turim, ką turim. Ir aš manau, kad čia toliau kažką bandyti radinėti ir važiuoti paskui vidury kažkur, midpeke, tai čia nemanau, kad čia yra mūsų stiklas. Mes važiavam čia pasiimti kokių pirmų top 3 vietų, net ir iš galo važiuodami, tai važiuoti gale, tai koks tikslas. Penkiais sakiniais. Atsidūrėm starte, pradėjom kilti, racing happened. Galėjome kovoti dėl antros, nes Mercedesas šiais metais hands down.